Baltarusiai yra trečioji pagal dydį ir aktyviausiai auganti tautinė bendruomenė Lietuvoje. 2023 metų pradžioje šalyje gyveno šiek tiek daugiau nei 48 tūkstančiai baltarusių, o metų pabaigoje jau daugiau kaip 60 tūkstančių. Didžiausia baltarusių tautybės gyventojų dalis telkiasi Vilniaus miesto savivaldybėje, Klaipėdos miesto savivaldybėje bei Visagino miesto savivaldybėje. Lietuvius ir baltarusius sieja kelis šimtmečius trukusi bendra istorija, ilgi bendro valstybinio gyvenimo etapai. XIII-XIV amžių sandūroje Vilniuje į pietus nuo Aukštutinės ir Kreivosios pilių kūrėsi stačiatikių priemiestis, atskiras rusėnų kvartalas, kurio atsiradimas dabartinių Latako ir Rusų gatvių rajonuose siejamas su meistrais, pirkliais ir amatininkais, į besikuriantį miestą atvykusiais kunigaikščių kvietimu. XVI amžiaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės visuomenės veikėjas, švietėjas, humanistas, viena ryškiausių to meto rytų Europos istorijos figūrų. Pranciškus Skorina Vilniuje įkūrė pirmąją spaustuvę ir 1522 metais išleido pirmąją spausdintą knygą senąja baltarusių kalba, mažąją kelionių knygelę su kalendoriumi. Baltarusių švietėjui Pranciškui Skorinai atminti 1973 metais Vilniuje Stiklių gatvėje pastatyta skulptūra Metraštininkas. 1990 metais Vilniuje Didžiojoje gatvėje atidengta memorialinė lenta su šios iškilios asmenybės bareljefu. Iki pat XVII amžiaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų kanceliarijoje be lotynų kalbos buvo įsitvirtinusi ir senoji slavų kalba. Jos kalbiniai bruožai būdingi dialektui, iš kurio vėliau išsivystė baltarusių kalba. Šia kanceliarinė kalba buvo sukurta didžiulė raštija: Lietuvos metrika, Lietuvos valstybės teisynas, metraščiai. Glaudžiai baltarusių istorija ir kultūra yra susijusi su Vilniumi nuo seno garsių baltarusių raštijos, kultūros, švietimo centru, kur gyveno nemažai baltarusių rašytojų, kultūros veikėjų, aktyviai veikė baltarusių organizacijos, mokyklos, buvo leidžiamos knygos, laikraščiai.
Vilniuje gyveno ir kūrė žymus baltarusių literatūros, mokslo, kultūros veikėjai, kurių indėlis buvo svarbus ne tik baltarusių kultūrai, bet ir Vilniaus istorijai, garsinant miesto vardą už Lietuvos ribų. Vienas jų – baltarusių literatūros klasikas, poetas, dramaturgas Janka Kupala. 1913–1915 metais gyvenęs Vilniuje, tapęs laikraščio Naša Niva redaktoriumi. Vilniuje atidengta atminimo lenta šiam baltarusių literatūros klasikui. Teatro veikėjas Francišakas Alechnovičius Krokuvoje ir Varšuvoje studijavo dramaturgiją bei muziką. Už anticarinį straipsnį buvo kalinamas. 1910 metais Vilniuje surengė pirmąjį spektaklį baltarusių kalba. 1921–1923 metais Vilniuje redagavo laikraštį Belaruskij Zvon. Nelegaliai perėjo į Sovietų Baltarusiją, tad buvo apkaltintas šnipinėjimu, nuteistas 10 metų ir įkalintas. 1933 metais, pasikeitus politiniais kaliniais paleistas, grįžo į Vilnių, kur po mirties ir buvo palaidotas. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, aktyvi baltarusių bendruomenė susibūrė į visuomenines organizacijas. Pirmąją baltarusių visuomeninę organizaciją Lietuvoje tapo Baltarusių liaudies kūrybos mylėtojų klubas Sebrina. 1988 metais įsikūręs Vilniuje. Klubas gyvuoja ir šiandien. Jo veikla puoselėja baltarusių tautos tradicijas bei papročius, liaudies kūrybą bei gimtąją kalbą. Šiuo metu Lietuvoje veikia daugiau kaip 30 baltarusių nevyriausybinių organizacijų, kurios rūpinasi baltarusių tautinės savimonės ugdymu, tautinės kultūros puoselėjimu ir sklaida. Jų veiklos spektras platus. Tai dainų ir šokių ansambliai, draugijos ir klubai. Dauguma Vilniuje gyvenusių ir kūrusių baltarusių visuomenininkų, kultūros ir tautinio atgimimo veikėjų palaidoti Vilniaus rasų kapinėse, puikiai atspindinčiuose to laiko miesto daugiatautiškumą.